Labadiena, mano mieli draugai. Ir štai vėl mes su jumis. Aš gydytoja epidemiologė Svetlana Tolzura, Vieda kompanijos partnerė su mano nuostabia modeliu Anastasija. Šiandien Anastasija sutiko mums padėti įrašyti šį vaizdo įrašą ir mes šiandien su jumis pasikalbėsime ir aš jums parodysiu, kaip reikia naudotis mūsų ląstelių aktyvatoriumi, jei dirbate su savo pacientais. Mes jau kalbėjome, kad jei žmogus turi problemų su kraujospūdžiu, kraujospūdis yra kontraindikacija naudoti aktyvatorių, bet tik tuo atveju, jei kraujospūdis yra nekontroliuojamas. Jei jis yra kontroliuojamas, galite naudoti aktyvatorių be problemų, kaip jį naudosite. Jūs jį naudosite judesiais iš viršaus į apačią pagal meridianus. Jūs nepamiršote, aš jums sakiau. Aktyvatoriaus veikimo principas su žmogumi pagal meridianus ir tada pagal probleminę vietą. Jei tai problema susijusi su limfosąstoviu, varikoziniu venų išsiplėtimu, trombozėmis kojose, net jei yra hipertenzijos problemų. Pradedame dirbti su jumis iš apačios į viršų. Šiandien neįjungsiu aktyvatoriaus, nes kai jis veiks, nesigirdės mano balso. Kadangi vaizdo įrašas turi būti trumpas, aš atliksiu sutrumpintus judesius, bet pasakysiu jums, kiek ir kaip maždaug minutėmis arba kokį skaičių turėtumėte mintyse skaičiuoti, kad tinkamai dirbtumėte su šia vieta. Taigi, dabar pradėsime dirbti su jumis. Metodu iš viršaus į apačią. Pirmas dalykas, kurį mes darome, yra 7-osios čakros atidarymas. Tai reiškia, kad 7-osios čakros atidarymas yra 8 judesiai pagal laikrodžio rodyklę. Judesiai turi būti lėti. Arba dirbate nenutrūkstamais judesiais, arba dirbate judesiais. Kaip triauklelė, kaip jums labiau patinka. Tada turite apdoroti priekinį ir vidurinį meridianą. Pradedame dirbti nuo galvos vidurio, modelio akys užmerktos ir žemyn per priekinį ir vidurinį meridianą. Vėlgi, tokių perėjimų turi būti 8. Einame žemyn, skaičiuojame, aukštyn neskaičiuojame. Vėlgi, arba judesiai. Ištisinė juostelė arba judesiai. Kriauklė. Po to, kai mes dirbame su priekiniu ir viduriniu meridianu, pereiname prie darbo su užpakaliniu ir viduriniu meridianu. Taigi, pereiname prie darbo su užpakaliniu ir viduriniu meridianu. Pradedame dirbti nuo vidurio link viršugalvio ir taip pat per užpakalinį ir vidurinį meridianą. Einame aukštyn, skaičiuojame. Einame žemyn, skaičiuodami judesius, aukštyn neskaičiuojame. Ir taip 8 kartus. Arba nenutrūkstamais judesiais, arba judesiais. Kriauklė. Dabar paprašysime mūsų modelio atsigulti. Prašau, Nastenka, atsigulk. Taigi, jei norite, galite toliau dirbti sėdėdami, bet, žinoma, lengviau ir efektyviau dirbti, kai turite modelį. Gulima padėtis, jei yra lęšiai, turite įspėti savo klientą, kad lęšius reikia nuimti. Jei yra priaugintos blakstienos, būkite atsargus, tada prie akių ilgai nesustokite. Tai ką jūs pradedate apdoroti? Jūs pradedate apdoroti ausies sritį. Ausies sritis. Ausis yra refleksinė zona ir čia yra daug taškų, susijusi su mūsų vidaus organais. Dirbame pagal laikrodžio rodyklę, vėlgi arba kriauklę, arba nenutrūkstamais judesiais. 8 ir 8, vėliau per 2, 3, 4, 5 seansus pereisite prie darbo po pusę minutės ir galima net iki minutės. Darbas su akimis, būtinai nuimkite lęšius. Ir jei yra priaugintos blakstienos, taip pat reikia būti atsargiems, nes dėl temperatūros gali ištirpti tiek blakstienos, tiek klijai, todėl tai nepageidautina. Jei yra priklijuotos blakstienos, geriau akių neliesti, bet jei ne, jei galite dirbti, tai dirbate vėlgi tolindami, artindami, tolindami, artindami.
Po pusę minutės skaičiuojate iki 30 kiekvieną akį, artindami, tolinami, taip pat galite dirbti su juostele. Tada pereinate prie po žandikaulio, limfmazgių ir kur nukreipiate limfą. Prie raktikaulio limfmazgių ir pažastų, štai tokiais judesiais ir vėl kartoju, arba su pirštų galiukais, arba tokiais tiesiais. Judesiais taip išjudinsite limfą iš abiejų pusių. Tada, kur pereinate prie pažasties limfmazgių. Pagal laikrodžio rodyklę tolindami, artindami. Vėlgi arba kriauklė, arba nuolatiniais sukamaisiais judesiais. Atsargiai apdorokite 2 pažastų sritis, tada centrinė cisterna apie keletą atsargiai. Čia mes su jumis dirbame net nuo pirmosios sesijos minutę ir tada jūs pridėsite visas kitas sesijas, kurias atliksite 10 minučių. Oi, atsiprašau, 3 minutės. Vėlgi, arba dirbate kriauklės judesiais, arba sukamaisiais judesiais, pašalindami artėjimą. Tai yra, kaip jums labiau patinka, kai baigsite dirbti. Su cisterna pereinate prie rankos darbo. Tai yra, ranką dirbate tiek su vidinė pusė, nes čia eina labai daug meridianų. Mes su jumis kalbėjome, turime 3 meridianus, kurie prasideda ant veido, 3, kurie prasideda ant krūtinės, 3, kurie prasideda ant rankų, 3, kurie prasideda ant rankų. Jie turi pradžią, taip pat turi kiekvieną savo pabaigą. Dirbame su ranka, tai yra 8 judesiai. Būtinai užsibūname delne, labai didelėje refleksinėje zonoje ir praeiname kiekvieną pirštą. Ir tada einame per ranką. Vėlgi judesiai arba kriauklė, arba nenutrūkstami. Masažuojant delną taip pat masažuojame išorinę rankos pusę. Ta patį darome ir išorinėje rankos pusėje, dirbame su pirštais ir atliekame sukamaisiais judesiais. Jei yra širdies problemų, jei, tarkime, yra širdies stimuliatorius, tai apskritai yra kontraindikacija. Jei yra šuntavimas, žmonės, kurie patyrė infarktą ir turi šuntavimą, turime suprasti, kad galime dirbti tik nuo diafragmos. Žemyn ir galime dirbti su delnais, tai yra su rankomis tiek iš viršaus, tiek iš išorės, tiek iš vidaus delno pusės, bet neeiname per krūtinę, tai yra dirbame tik su ranka. Ten atgal. Vėlgi vidinę ir išorinę rankos dalį, vieną ir kitą. Tai yra neeiname, sukamųjų judesių ant krūtinės nedarome. Toliau pereiname prie kirkšnies limfmazgių ir tas pats. Arba nuolatinis judesio veiksmas iki 30, skaičiuojame iki 30 po pusę minutės. Arba trumpi pertraukėlės. Tai yra mes visi, nors aš dabar rodau vienoje pusėje. Mes su jumis dirbame su abiem pusėmis, nes turime 12 klasikinių kiniškų porinių meridianų. Be to, jie dar turi 8 poros folinių meridianų. Neporiniai pas mus yra tik priekinis, vidurinis ir galinis. Todėl dirbame su abiem pusėmis. O dabar mes eisime prie skrandžio meridiano. Jis prasideda po akimi, štai nuo akies ir žemyn, iki antrojo kojos pirštelio. Vėlgi, tai yra 8 judesiai. Į viršų einame, žemyn skaičiuojame, žemyn judesius skaičiuojame. Vėlgi, arba tai yra judėjimas kriauklė. Detaliau paaiškinant, kylate greičiau nei leidžiatės, arba tai gali būti lygi nenutrūkstama linija, arba tai gali būti kažkas kita. Tai yra, jūs pastebėjote, kad mano judesys yra daug lėtesnis, nei aš kylau aukštyn. Tada mes su jumis dirbame su kepenų meridianu ir visais rezonansais. Pradedama nuo eliziono vidinio nykščio kampo ir kepenų iš vidaus. Kadangi mūsų nosis yra didelė, išsiskiria labai daug neigiamų anionų, todėl dirbdami su didžiuoju pirštu apdorojame 2 šiuos meridianus.
Ir jie eina pas mus, nes tai yra ininės moterų meridianai, organų tankio meridianai, jie visi yra vidiniai. Viduje ir baigina pažastyje viduje ir baigina pažastyje. Vėlgi, arba judesiai sukamieji kriauklę, arba linija nenutrūkstama. Tai yra dirbame su dviem kojomis. Ir tada galima užbaigti taip pat tokiu judesiu. Dabar paprašysime mūsų modelio apsiversti, ir dabar turime dirbti su ilgiausiu meridianu, einančiu per užpakalinę mūsų kūno dalį, šlapimo pūslės meridianas. Taigi, šlapimo pūslės meridianas prasideda čia, nuo mūsų antakių augimo pradžios. Ir mes iš čia įvesime lygiagrečiai užpakaliniam ir viduriniam. Ant kojos, ant mažojo pirštelio, tai mes praktikuojame su jumis. Meridianas, šlapimo pūslė, meridianas. Galima pradėti taip nuo galvos, nebūtina pradėti nuo antakio augimo pradžios. Vėlgi, jūsų judesiai bus arba sukamieji, arba jūs judėsite. Nenutrūkstama linija. Taigi, taip jūs apdorojate šlapimo pūslės meridianą. Taip pat galite iš karto apdoroti ir inkstų meridianą. Tai yra inkstų meridiano taškas, pradžia prasideda čia, nuo šio taško. Tai reiškia, kad jis taip pat eina per išorinį kojos paviršių, nes jis yra tuščiaviduris vamzdinis. Oi, atsiprašau, inkstų nėra, jis eina viduje, nes tai yra kola, tai yra Tai reiškia, kad ranką dedame tik čia, iki gluto pradžios. Kodėl? Nes jis jau iš čia. Nuo užpakalinio kojos paviršiaus pereina į priekinį ir eina per priekinę mūsų kūno dalį. Kai mes su jumis dirbome su skrandžiu, mes taip pat palietėme ir inkstą, taigi nuo čia per vidinę pusę. Kojos eina tiesiai iki sparnui. Tai mes su jumis išmokome ir tada būtinai mums reikia kad išdirbti pėdą, tai didžiulė refleksinė zona, kurioje sutelkta labai daug taškų. Ir ši zona, žinoma, yra susijusi su visais vidaus organais. Todėl čia vėlgi mes dirbame pirmieji. Jau pradedame dirbti nuo 1 minutės. Ir geriau, galima padidinti iki 3, 3–5 minutės. Vėlgi, arba dirbame paprastomis linijomis, žingsniais, arba dirbame sukamaisiais judesiais. Štai taip mes dirbame, jei dirbame su modeliu. Tada pereiname prie probleminių zonų. Tai yra, jei tai yra varikozinės venos ar trombozė, dirbame su kojomis. Jei tai alkūnės, riešai, pečiai, tada dirbame čia. Jei tai keliai, dirbame su keliais. Taigi čia aš jums patariu pradėti dirbti su probleminėmis vietomis nuo 3 minučių ir ilgiau. Tai yra pirmosios 2–2 sesijos gali būti po 3 minutės, būtent pažeidimo vietoje. Ir tada pridėkite, galima ir reikia pridėti iki 15 minučių, dirbant su probleminėmis vietomis. Ir čia jau galite pereiti nuo pirmo šalto režimo prie antro režimo. Grįžtant prie pirmojo, reikia atlikti kombinuotą poveikį probleminėms vietoms. Jei yra problema su vidaus organais, ar tai kepenys, ar tai inkstai, ar tai skydliaukė. Štai manęs klausia apie skydliaukės darbą. Jei dirbate su skydliauke, turite dirbti su šiuo tašku. Ir ant vienos, ir ant kitos. Tai yra skydliaukės projekcija arba trigerinė zona, dar galima tai pavadinti. Štai, tai yra, jei jūs dirbate su pėdos paviršiumi, delno vidine, išorinė dalimi ir ausimis. Tai vis tiek, kad ir kaip norėtumėte, dirbate su savo vidaus organais.
Ir štai šis mūsų kojos lenkimas atkartoja mūsų stuburą. Tai yra galva, ir tai yra mūsų stuburas, ir tai yra uodegikaulis. Todėl, jei turite problemų su stuburu, bet kokios jos bebūtų, galite dirbti su šiuo kojos lenkimu ir tokiu būdu jūs dirbsite su viso stuburu arba galva. Tai yra kepinys, inkstai, kasa, akis, skydliaukė. Ar galima dirbti tiesiogiai? Su organais, tarkime, inkstais, inkstų projekcija. Šie yra reali mūsų darbe šiose vietose. Ar galima dirbti? Taip galima, jei nėra jokios didelės problemos. Galite padirbėti toje vietoje pusę minutės minutę. Bet jei yra akmenų inkstuose, jei yra cistų inkstuose, tai pageidautina dirbti vis dėlto su projekcinėmis zonomis. Taip pat kaip ir kepinys, kasa, skydliaukė. Prašome dirbti su projekcinėmis zonomis. Ir dirbkite kaip? Su probleminiu tašku. Pradėkite nuo 3 minučių ir palaipsniui didinkite trukmę iki 15 minučių. Kiekvieną kartą pridėdami po kelias minutės. Kodėl pirmąsias sesijas patariu atlikti lengvesnės, kad žmogus galėtų reaguoti į aktyvatoriaus darbą, nes mūsų aktyvatorius tikrai labai daro stebuklus dėl to, kad gerai žinote, jog čia aktyvatoriuje nuolat vyksta 3 veikimo mechanizmų sudėtingas darbas arba derinimas. Todėl mūsų aktyvatorius veikia labai giliai. Taigi, šiandien baigiame. Labai ačiū. Iki greito pasimatymo.